Labas, dėkinga už šios dienos mūsų susitikimą, ačiū, kad užsukat, kad svečiuojatės, domitės ir ačiū Jums už prenumeratas, už tai, kad pamėgstat mano įrašus, dalinatės, labai Jums dėkinga. Ir kaip Jūs šiandien jaučiatės, kaip tie nauji metai, ar jaučiasi Jums tų energijų pokyčiai, tos naujos pradžios. Man tai norisi mušti būgną, šiandien jau varpelių nesinori jau skambinti, matyti kažkas kita, jau prasideda tokia energija, jau norisi veikti ir kurti, pradėti, jau užtenka švęsti. Taigi pasižiūrėsim, kokios šios dienos kortų žinutės, kokia diena, kokie mes, kokios dienos pamokos ir patarimai. Taigi panaudosiu tris kaladės, kokia diena, kokie mes, kokios pamokos ir kokie patarimai. Ir ant kaladės dugno čia yra 10 monetų, tai tokia vertinga diena ir užpildyta. Ir pasižiūrėsiu dar kitoj kortų kaladį, tie patys klausimai, kokia diena, kokie mes, kokios dienos pamokos ir kokie patarimai. Ir čia ant kaladės dugno yra aukščiausias teismas, tai kviečia į tokį atgimimą, pokyčius, kad jau metas keistis, nebereikia nieko laukti, kad tie pokyčiai jau dabar, šiandien. Ir dar vieną. Pasižiūrėsim, kokia diena, kokie mes šiandien esam ir kokios pamokos šios dienos ir kokie patarimai. Ir čia ant kaladės dugno yra velnias, taigi ir apie daug, kad čia gali šnekėti ir kažkokius gal paleidimus tų prisirišimų, nes čia kviečia keistis ar išeiti iš tų kažkokių, kas mus stabdė, kas mums trukdė ir įeiti tai, kas vertinga. Gali būti ir tokia žinutė. O kokia diena šiandien? Diena tai yra 10, karanė 10, čia jau tas 10 irgi reiškiasi, bet ir karalius monetų, tai apie tokias vertybės, apie tai, kas vertinga, materijas, galbūt laikas jau atsigręžti, toks įkvietimas ir patys mes turbūt jau susiprantam, kad baigėsi tas šventinis laikotarpis, jau sausio pradžia ir mes pradedam vėl darbuotis, kad vėl svarbu tie materialūs dalykai ir maistas ir būstas, ir darbas, ir šitie dalykai duoda apie save žinoti ir turbūt mums irgi nebesinori to paties visą laiką daryti, kad mes mėgstam keisti savo veiklas ir šventės baigėsi, prasideda tokia karaliaus monetų karalystės laikas, kad pradedama dirbti, kurti, materializuoti. Ir kita korta tai yra 9 kardai. Tai tokie kažkokie ir gali iškilti apribojimai tokie ir kažkokie gali iškilti tokios situacijos, kur mus žeidė, ar kažkokie iš vaikystės kažkokios programos, nes čia tai tokia korta 9 kardų šitoj kaladėj, kur toks žaisliukas sulūžęs, tai galbūt kažkas gali atsikartoti, kur primins mums vaikystę, kur kažkas mus žeidė. Ir dar yra aukščiausia žinia, kuri yra tokia stipriausia korta šioje kombinacijoje, didysis arkanas, tai gali kalbėti apie tai, kad kažkas, kas buvo slapta, paaiškės, kad kažkokios situacijos gali iškilti paviršių,
kad tas, kas vaikystėje mus liūdina ir kažkaip skaudina, kažkokie gal iškyla prisiminimai iš tėvų šeimos, kaip mes tenai gyvenam, kaip mes elgiamės, kaip kas susiklostė ir tiesiog dabar matyt laikas spręsti tai ir tai daryti pagal savo vertybių sistemą, kad atsigręžti į tai, kas yra vertinga mums ir matyti kažkaip šiandien ta diena, jeigu aukščiausiai žinia, kad mūsų ir intuicija gera, ir mes žinių turim, arba ateis tos žinios, galbūt paklausim ir mums ateis atsakymai, arba iš įvairių šaltinių tai gali ateiti, bet tokia diena, kai gali išsispręsti šitą situaciją, kai kažkokia vaikystės trauma gali būti išgydyta, kai tiesiog tai įvyks labai gražiai ir pagal vertybių tą sistemą susidėlios viskas taip, kaip pagal aukščiausią tą tiesą, pagal kūrėją ir tiesos dėsnį, kaip tai atrodo teisinga. Galbūt kažkokios nuoskaudos vaikystėje mus neramina, kažkokia susidarė situacija, kuri kaip kažkoks modelis susiklostė ir tai kartojasi gyvenime ir trukdo mums eiti į priekį, bet šiandien matosi, kad ir aukščiausios jėgos padės ir ta situacija iškilusi į paviršių bus išspręsta, nes karalius monetų tai kalba apie tai ir kad karalius renkasi tai, kas geriausia, kad bus padarytas toksai geras pasirinkimas ir bus išsilaisvinta iš tos tokios skaudžios situacijos, jinai bus išspręsta geriausiu būdu. Taigi pasižiūrėsim, kokie mes šiandien esam. Tai kortos yra magas, tai turbūt ne veltui iškrito tokia korta ir prabilau apie tokią situaciją, tą traumą vaikystės, kurią reikia išspręsti ir kur šiandien gali iškilti. Tai mes turim to mago energijos kiekvienas ir galim tai padaryti. Magas tai toksai žmogus, kuris tiesiog kūrė stebuklus iš oro ir mes lyg iš oro, bet iš tikrųjų iš savo minčių, iš savo to ketinimo, nes jeigu mes labai kažko norim ar svajojam, ar įdedam į tai savo energijos ir jausmų, emocijų, tai materializuojasi, tai matyt kažkoks labai stiprus ketinimas yra pakeisti, išspręsti. Ir tai yra aštuonios lazdos, kurios suteikia šitam magui tokio lengvumo, greičio ir čia tokia korta, kuri kalba apie tokį saldumą, mielumą. Taigi ta situacija gali išsispręsti labai taip gražiai, švelniai, sklandžiai ir dar yra imperatorius. Taigi stiprios tokios kortos ir mes tokie šiandien ypatingai jausimės, jeigu imperatoriai, tai tokie tikrai subalansuoti ir ypatingi žmonės, kad mes suprasim savo tą vertę ir svorį gyvenime ir mes suprasim, kad mes galim kurti savo realybę ir mums padės ta mago energija ir matyt, kad mes galėsim išspręsti tai kas reikalinga. Ir taip pat šiandien tokia diena, kai matyt stebuklai vyksta, jeigu magas, tai kažkokia magija, šitas imperatorius, tai yra mes šiandien būsim tokie žavingi ir daug ką galim nuveikti, kad visata mus apdovanoja tokiom ypatingom energijom, tokiu žavesiu, charizmatika ir mes tokie matomi ir ryšku šiandien, jeigu imperatorius, tai toksai žmogus, kuris valdo savo gyvenimą, įvairias sritis, viskas tenai subalansuota ir
ir galbūt ta tokia korta pasirodė dar ir todėl, kad metų pradžia ir mes kūrėm planus, mes rašom savo kažkokius užrašus, kaip mes planuojam, numatom, ką mes nuveiksim, kaip kokią imperiją kūrėm, savo tą strategiją šitų metų ir numatom savo užduotis ir kaip mes tai pasieksim ir per kiek laiką ir galbūt pagalvosim, kaip mes jausimės, kai tai pasieksim. Ir labai patariu tai taip pat pajausti, kaip aš jausiuosi, kai tai pasieksiu. Ir išjausti, ar tai tikrai suteiks tau laimės. Nes tai reiškia, kad tai yra tikrai tavo širdies tas šauksmas, kad tas tikslas atitinka tavo vidų. Bet jeigu tu pajausi, kad tau nesukelia jeigu pasiekta tikslo rezultatas, tau džiaugsmo, tai galbūt ir neverta dėti tenai energijos ir galbūt tokį tą tikslą susikurk ir to tikslo siekti. Taigi verta taip pat ir pasitikrinti, kaip tu jausiesi, kaip pasieksi to savo planuojamo tikslo. Ir taip pat tam matosi, kad šiandien toksai lengvumas, greitis, ir mes tokie gerai jausimės, kad mes tokie būsim švelnus ir mėly ir norėsis bendrauti taip, jeigu iškrita šita korta, kuri kalba apie tokį mielumą, saldumą, taigi bus ir toks prieskonis, kad mes tiesiog būsim tokie draugiški ir energingi, kad mes būsim pilni energijos, nes 8 tai toks begalybės skaičius ir tas ratas čia sukasi kaip ta begalybė, čia žmogus važiuoja ant dviračio, taigi galbūt mes kažkur ir važiuosim, judėsim, gal bus kokia kelionė ir kuri ta kelionė bus tokia lengva. Ir galbūt mes ir pagalvosim, kaip būsim nustebę, kaip čia lengva viskas, ta kelionė tokia lengva, sklandi ir mes taip mielai bendraujam gražiai su bendrakeleiviais, bet todėl, kad šiandien tokias energijas visata mums siunčia ir taip pat mes tokie magai, kad mes galim pakeisti situaciją, tiesiog išspręsti ją, apversti viską 180 laipsnių kampu į kitą pusę, gali pasisukti mūsų gyvenimas, nes šiandien tokios ypatingos energijos imperatorius ir magas ir dar pridėta lengvumo ir greičio ir tokio sklandumo, taigi pasinaudokim šiomis energijomis ir pasižiūrėsim, kokia pamoka šiandien yra. Tai yra tūzas kardų ir yra pažas taurių ir yra kvailys. Taigi šiandien yra tokia pamoka, kad tu pasitikėk visata, nes didysis arkanas yra kvailys. Ir matyt nauji metai, naujos pradžios ir tas nulinis arkanas tai žymi ir tą naują tokį ciklą, kad šiais metais tu pasinaudok išmintimi ir atverk širdį, kad tiesiog tokia pamoka, kad jeigu tu nori eiti į priekį ir pasiekti savo tikslus, jeigu tu nori valdyti tą mago energiją, tai tu atverk savo širdį. Ir čia toksai princas, tai reiškia, kad jisai yra pažas taurių. Tai naujas tokios pradžios ir dvi tokios kortos apie tokias naujas pradžias, kad ir netgi 3, nes ir čia ir tūzas, ir pažas, ir kvailys, ir yra apie naujas pradžias, kad matyt kvietimas ir pamoka yra tokia, kad jeigu tu nori sukurti kitaip,
tai tu ir eik kitais keliais, kad tu pradėk kažkokius naujus veiksmus, ar galbūt pradėk tu bendrauti su kitais žmonėmis, kad pakeisk ratą, aplinką savo, jeigu tu nori kažkaip kitaip gyventi, tai tu ir elkis kitaip, nes sakoma, jeigu darai tą patį, tai ir gauni tą patį, taigi čia pamoka ir toks įkvietimas, kad pasitikėti visata ir atverti širdį ir atrakinti protą, kad tiesiog leisti, kai tu atsipalaiduosi ir pasitikėsi, kai tu tikėsi visata ir tokiu vedimu ir pasitikėsi, kad tave veda tenai, kur geriau, tai tau ir atsirakins tos mintis, kaip čia rasi tu tą raktą ir tų idėjų įvairių ateis ir tu galėsi sukurti naujų situacijų. Ir taip pat tu galėsi sukurti tą naują savo filmo scenarijų, nes čia toksai filmų gamintojas, šitas Pažas Taurių ir sako, kad kurk tu šios metus tą savo ateitis ir šiandien dienos turbūt irgi tokia pamoka ir žinutė, kad šią dieną tu kurk su meile ir tu taip pat panaudok savo protą ir tu patikėk, kad visata išves tave kur geriau, jeigu tu naudosi šitas dvi energijas išminties ir jausmų, širdies atverimo. Ir koks patarimas tada? Tai yra aukščiausias teismas apie atgimimą tokį, kad verta išeiti iš kažkokių situacijų, kad jau tiesiog tau nepavyks jau išsisukti, kaip ir matėm, galbūt čia ir kalba apie šitą situaciją, vaikystės traumą, kur šiandien ateis ir žinios, ir ateis ta tokia stiprybė, ir ateis ta energija, sugebėjimą pakeisti savo ateitį ir kad tai sako, kad taip šiandien ta diena, kai laikas išspręsti, kai kažkas matyti, tai taip aštriai jau bado, kad tu jau sunku tai pakelti, taigi tu pasižiūrėk tom baimėm į akis ir tau suteikiamas šansas atgimti ir pasižiūrėsim, kas daugiau, tai Pažas Lazdų, kuris yra žurnalistas, taigi kažkoks matyti ir metas išsakyti, iškalbėti, nes Pažas Lazdų tai toks žmogus, kuriam suteikiama energija, ta gyvybė, aistra, kuris turi tą tokį užtaisą ir tokį stiprų žinojimą ir jisai gali išsakyti savo mintis, taigi matyti šiandien kalba eina apie tą, kurio čia srity kviečiamas visata atgimti ir patarė, tai kalba apie tokį išsakymą, iškalbėjimą ir kad tu šiandien suteikiama tokia ypatinga iškalba, kad tu galėsi tinkamai žodžiais išsakyti. Ir dar yra 2 taurės, tai reiškia su kažkokiu antru žmogum, kad matyt kažkokios situacijos, kurios iškyla iš vaikystės, galbūt kažkoks įvyko konfliktas su antru žmogum, ar tai kažkokia situacija galbūt su tavo tėvais pasikartoja, arba galbūt kaip vaikystėje kažkoks susidarė modelis, tai ir dabar kliūna, tai tavo šeimoje ar santykiuose, taigi šiandien kvietimas yra ir kortų patarimas, kad jau metas išsiaiškinti tai, pakeisti, nes tu esi magas, tu tai gali, jeigu tu suvokiai sąmoningai ir išsikalbėjai ir tu jau nesi mažas vaikas, tu esi suaugęs ir gali
pakeisti tą situaciją, tai tu savo gyvenimo šeimininkas, tu savo gyvenimo imperatorius ir tu sprendi, kaip tau gyventi, ir jeigu kažkokios programos tau trukdo, tai metas pakeisti ir visata apie tai šneka, aukščiausias teismas, kuris sako, jau nepavyks išsisukti, kad tu jau išsikalbėk su ta antra puse, nes dvi taurės, tai reiškia kažkokia matyti situacija tarp dviejų pusių, tarp dviejų žmonių iškilusi, kur metas jau spręsti ir angelai patarė, kad tai padaryk tu šiandien. Taigi ir linkiu jums geros dienos ir būti tais magais, būti tais imperatoriais ir pasinaudoti tą išmintimi, tą aukščiausią žinės energiją, intuiciją ir taip pat tikiuosi, kad viskas išsispręs ir jūs eisit į priekį su lengvumu. O aš noriu pasakyti, kad darau ir asmeninius kortų skaitimus, jeigu jūs domina, ar ateinančių metų jūsų prognozės galimos, kaip atrodo, kaip erdvėje ta energija atsispindi ir ką galima, kokį patarimą gauti, ar kažkaip pasižiūrėti iš šalies į jūsų tą situaciją ir taip pat galbūt kažkokie ribojantis įsitikinimai trukdo jums eiti į priekį, tai aš ir kitas savo žinomas technikas galiu panaudoti ir kreipkitės, po video yra mano kontaktai, galima susisiekti per Instagram arba per Facebooką ir linkiu jums geros dienos ir iki kitų susitikimų ir išspręskim ir gyvenkim geriau.